Iš tikrųjų, tai čia gana simboliška gaunasi tai, kad mes jau padarėm kokias 5 ar 6 laidas ir tik tai dabar kalbam apie tai, apie ką mes patys turbūt labiausiai galim kalbėti. Tai vadinasi apie vestuvinius filmus ir taip, kaip juos reikėtų padaryti. Dažniausiai jaunavedžiai mąsto labai paprastai ir gal net šiek tiek per paprastai. Jeigu reikia nufilmuoti vestuvės, tai vadinasi pasamdyti vieną bičą su kamera, kuris ateina, pastovi keliose vietose ten, ir iš to gaunasi vestuvinis filmas. O kai pradedi tą dalyką gilinti, supranti, kad reikia ne vienos kameros, kad reikalingos bent jau 2, kad garsas yra taip pat labai svarbu, kad reikalingas tikriausiai dar atskiras žmogus. Čia ta techninė, aišku, pusė, kuri daugiausiai rūpi mums, bet kaip tam klientui pačiam, tarkim, paaiškinti? Kodėl reikalingos, tarkim, 2 kameros? Normaliai nufilmuoti vieną tokį paprastą, sąlyginai reiškinį kaip po vestuvių šventę. Tai dar pirmiausia, nuo to reikėtų pakalbėti aplamai, kad klientas dar kartais jisai galvoja, ar aplamai jam reikalingas tas vestuvių filmavimas. Jis dažniausiai apsistoja ties, kas liečia akimirkų įamžinimą, tai ties fotografija ir, tarkim, gerai, jeigu bus gerai, jeigu nebus, nieko čia tokio, kaip sakant, mums svarbiausiai nuotraukos yra ir viskas. Tai aš sakyčiau, kad pirmiausiai tai tas susivokimas, kad vis dėlto filmavimas tai skiriasi nuo tos fotografijos ir jis nėra taip arba tas. Ko dažnai patys jaunieji neįvertina prieš vestuvės, kad jiem ta diena prabėga akimirksniu. Taip, jie jos praktiškai neužfiksuoja pasąmonėje. Ir paskui, kad viską atsiminti, tai aš manau, kad nuotraukų neužtenka. Aišku, neužtenka. Žmonės, žinai, man ką yra patys pasakę, sako, mes, kada suvokėm, kad reikėjo filmuoti savo vestuvės, nuėjom pas draugus, kurie buvo neseniai savo šventę ir sako, pažiūrėjom į filmą, kaip fainai. Ir eidami, sako, namo paskui kalbame su vyru, kad o mes tai nefilmavom. Ir sako, yra nuotrauka, bet nėra daug gražių momentų, kaip ten kažkas prie stalo kažką linkėjo. Nuotraukos juk to dalyko neatspindi. Nes fotografai namo išeina, kada prasideda. Taip, nes fotografai išėjo namo jau tada. Ir tai yra natūralu iš tikrųjų. Nes aš sakau, tai yra dar kita prisiminimų pusė. Tai vadinasi, žmogus gauna ne tik vaizdinę, bet ir garsinę informaciją. Ir tai yra labai labai svarbi. Aš jau nekalbu, kokia jinai bus svarbi po ten 5, tarkim, ar 15 metų. Tai čia iš vis neįkainojama. Kaip klientui paaiškinti tą techninę viso šito reikalo pusę? Ko reikia sukurti geram, tarkim, šventės filmui? Aš manau, kad klientui iš tos techninės pusės labai jam kišti į galvą kažkokias specifikas, technikas tenais, ar ten HD, ar ten SD, ar ten visokius pavadinimus, jam nelabai svarbu. Manau, jam svarbu iš tikrųjų yra gauti rezultatą. Ir kada susitinki, sakykim, su klientu, jisai vis tiek pasižiūri darbus, ar yra kažkur matęs, ar girdės rekomendacijas, ir jis tiesiog nusprendė, kokio jisai nori filmo. O tas dalykas, ar filmuoti 1 ar 2 kamerom, tai tada vėl reikia žiūrėti, kokia bus šventė, kokio, sakykim, dydžio jie turi biudžetą ir kaip mes į visą tai telpam. Ir tada žiūrėti, ar filmuoti su 2 kamerom, ar imti garsistą, ar visko galbūt užteks su 1 kamera. Tai čia tik į tai, kaip. O kas yra garsistas? Kam jis yra reikalingas? Garsistas tai yra labai svarbus žmogus. Filme nuotrauko jo nereikia, o filme yra garsas. Ir, kad, sakykim, turėti gerą garsą, ypatingai, bažnyčioje, sakykim, ar ne, tai tada gali ir vargonus gražiai rašyti, ir smuiką, jeigu, pavyzdžiui, yra, ir priesaiką pačią, ir kunigo visą, sakykim, kalbą, ar ne, kiek jos reikia išsimti, tai tada mes turime labai kokybišką garsą. Tenka girdėti tokių nuomonių, kaip žmonės nori sutaupyti. Ir standartiškai sako taip. Tai 2 draugai turi kameras, jie pafilmuos. Ir nunešim profesionalas mums sumontuos gražų filmą. Ir mes dar sutaupysim pinigų tokiu būdu. Įmanoma tai padaryti. Tai galima tą patį pasakyti, draugas turi gitarą, ateis ir pagros, ir mes taip sutaupysim. Bet irgi taip nesigaus. Arba draugas turi namie viryklę, jisai išvirs maisto ir mes visi pavalgysim. Galbūt, jeigu skaniai daro, jeigu jisai sugebės, tai jo, tai lygiai tas pats ir čia. Tiesiog požiūris, jeigu nori gero daikto, turi jį daryti profesionalas. Jeigu nori tiesiog, kad kažkas, tai taip tiesiog ir gausis, bet iš to montažo nepadarys. Jeigu vis tiek yra svarbu gera medžiaga pradžioj. Jeigu yra blogas nufilmavimas, tai iš jo ten gali montuoti užsimontavęs, nepadarysi tokio gero efekto, kaip padarysi iš geros medžiagos. Aš tik klientam labai paprastai sakau, be abejo, draugas gali nufilmuoti vestuvės, jūsų taip pat kokybiškai, jeigu turi kamerą, kurią tikriausiai laisvalaikiu nusipirka už 10 000 litų, jeigu garsui paskyrė 5 000 litų ir porą tūkstančių štatyvų, jeigu žino ir puikiai visą vestuvę eigą, kas kur, kada vyks, kas po ko, tada kodėlgi ne? Kai būna vaduoda, tiesiog imkite, pafilmuokite, tai ten būna lubos, grindys,
ir stogai. Nu, tai toksai. Ir dažniausiai jau apie kokią, aplamai prie stalo prisėda ir baigėsi tas filmavimas. Iš šito klausimo rezumė yra tokia, kad taip sutaupyti neišeina arba išeina sutaupyti labai brangių prisiminimų sąskaitą. Sakykime, operatoriaus darbas, tai iš tų vestuvių yra vienintelis veiksmas, kas dar lieka po daug metų, ar ne, ir ką galima atsiminti. Aišku, tas pats ir nuotraukas. Nes visa kita tai tiesiog prabėga kaip akimirka ir jaunieji paskui žiūrėdami filmą sako, va ir tas dar buvo, ir tas dar buvo, ir tas dar buvo. Nes nuotraukose, manau, tai neatsispindi, nes tu tiesiog buvai ten, ar ne, tiesiog yra kadrai, bet kada kažkas kažką kalba, kažkas pašoko, kažkas kažką padarė ir tada vėl tie prisiminimai tokie, manau, grįžta ir ta emocija gali grįžti. Apie gyvą garsą. Klientai kartais klausia, turbūt, ar jūs naudojat daug gyvo garso, ar ten uždedat muzikėlį ir tada jau tai yra filmas. Aš tai kažkaip esu linkęs manyti, kad tas gyvas garsas atkuria tos dienos nuotaiką maksimaliai. Kai tu tikrai girdi, kai tu tikrai matai tą, ką matai, kai tu girdi tai, kaip žmonės šnekėjo, kokios ten emocijos buvo jų balsė, tai yra labai reikalingas dalykas. O dar jeigu turint omeny tai, kad žmonės paprastai apie 50% viso to, kas įvyko iš šventės dieną, elementariai neprisimena, neįsidėmėjo ir nepastebėjo. Tik jeigu kartu žmogus gauna, sako, aš nemačiau, kad tas buvo tenai, aš neprisimenu, ką jisai kalbėjo, aš sako, tų momentų net tiesiog neužfiksavau, tai vien dėl to tikriausiai mes esame reikalingi. Nuo tos pradžios, kai pradėjau dirbti, tai aišku, pradžioj buvo tie filmukai po 3 valandas, be jokio montažo. Žmonės džiaugdavosi, kad aplamai tik yra nufilmuota. Aišku, tada tuo metu mes galėjom pasigirti, kad mes lenkiam fotografiją. Nebuvo jokio montažo, buvo VHS kasetė didelė ir vardus tiesiog užsirašydavau su printeriu ir tada užsifilmuodavai, būdavo toksai insertas, tokia funkcija kameroj, o garsą užsirašydavau mašinai. Dar man ten jaunas buvau ten, mašinoje automobilė turėjom. Jo, aš pas tėvą įsėsdavau į mašiną. Kur reikia, pasileidžiu muziką, nes tada mašina nėra pašalinio jokio garso. Sakykime, jeigu mašina stovi garaže, tada tu turi labai gerą tokią, garso, ar ne? Ir tas garsas, nes jisai įrašinėja irgi per šitą išorinį mašinos mikrofoną. Nes, sakykime, jeigu rašai namuose, kažkas gali eiti, duris trinkelt ir tau tą vietą sugadina. Tai va, taip būdavo daromi tie filmai, jie būdavo sumontuojami per kokias, tas pačias 3 turbūt valandas. Realiai, kiek tu žiūri tą medžiagą, tiek tu realiai ir montuoji, nes, žinai, va, čia bus tas garsas, čia tas tenais. O dabar sumontuoti filmą tikrai užima labai daug laiko, iš tikrųjų. Ir kad ir darai trumpą, bet jisai užima begalę daug laiko. Vienas dalykas yra nufilmuoti gerai, kokybiškai, gerą garsą įrašyti vestuvių dieną. Ir, aišku, kita dalis yra jau paskui tą filmuką padaryti tikrai, kad jisai turėtų kažkokią tai savo, kažkokią tai stilių, pritaikant prie jaunųjų gal ir pagidavimų, sakykime, bet ir pagal tai, kokie jie žmonės yra ir viskas. Daugelis netgi klientų sako, mes jumis pasitikim, jūs matot, kokie mes esam žmonės ir jūs ko gero jaučiate, kokio mes norėtumėm filmo ir aišku, daugelis klientų ko gero irgi mus pasirenka, išskiria mus iš kitų operatorių, kadangi mes irgi turim kažkokią tai truputėlį, kažkokį stilių, jis jiem tinka ir... O gal jau būna visi užimti, tai tiesiog nėra kam ir tada paskambina, sako, tai gal gali, gerai. Kažkaip labai daug emociškai iš tikrųjų pavargsi vestuvėse, nes vis tiek tu ten lakstai ir ten tas ir turi biškį netgi praeiti laiko, kad tu galėtum paimti ir prie to filmo sėdėti, bent jau yra taip man, nežinau, man turi visą tai susigulėti ir, sakykime, ateina įkvėpimas, aš tai pradedu daryti. Tai nėra, sakykime, griovio iškasimas, kad aš paėmiau ir aš kasu ir darau, ar ne, tai turi ateiti ir tai eiti iš vidaus, ar ne, kad tu susėdi ir sukuri tikrai gerą filmą, kad žmogus, sakykim, sėdėtų, verktų, juoktus ir taip toliau, kad jisai gautų iš to emociją. Tu netgi, taip, vieną dieną bevažiuodamas su mašina, netgi pagalvoji apie tos jaunosius ir pagalvoji, šitas jiem tiktų, kaip sakant, kažkokia idėja kilo, kad galima montažą būtent gal tą dainą pritaikyti, gal būtent tą montažą padaryti būtent tokį. Čia teisingai Remigius sako. Manęs klientai keli yra paklausę, sako, o kaip jūs ten montuojat? Aš sakau, aš jums galiu papasakoti, sakau, pradžioj susivedi ten sinkroną, susidedi visą medžiagą, toliau įsimėtai didžiausius brokus, sakau, nes visą tai vyksta atmetimo principu. Toliau, sakau, koreguojasi, sakau, susidėlioji visą tą tokį, vadinkim, griaučius, juos lipdai, juos tobulindai, darai dengimus, darai spalvų korekciją, darai garso, ir kaip tu pradėjom vardinti, supranti, kad jis jau nesupranta, jau senai nebesupranta, klausos tik iš mandagumo, nes ir pats supranti, koks tai yra darbas, sudėtingas visgi.
tiksliau, kiek ilgai trunkantis darbas. Kaip sakė, nepaslaptis, mes tobulėjom po truputėlį, taip, ir atsiranda kažkokių ir idėjų, ne tik techninių, bet ir šiaip idėjų atsiranda. Ir tarkim, netgi taip, ir Giedrius mėgsta daryti, tarkim, prieš vestuvinius tos filmukus, taip, ir jaunieji dažnai papasakoja tą savo istoriją, taip. Tai vėlgi, su nuotraukom gerai, valio, galim ten mes padaryti kažkokią tai fotosesiją, ten jaunieji, bet vis tiek nuotraukose neatsispindės jų, pavyzdžiui, pažinties istorija. Aš tikrai kiek mačiau ir Giedriaus, ir Remigijaus prieš vestuvinių tų filmukų, tikrai ant tiek įdomiai tos yra istorijos papasakotos, pavyzdžiui, jų pažinties. Ir tai lieka, jiem atminčiai tikrai labai. Ir tai yra labai efektyvu per, sakykime, vestuvių dieną rodyti, yra labai efektyvu, nes visada, kiek tekę daryti, sakykime, tai visada tai būna toks, gaunasi vos ne vakaro vienis, nes ten taip, nes jie ir patys nesitikė, aš tai visada sakau padarysiu, bet jūs iki to nematysit, kaip tai atrodys, ar ne? Nes jie ir patys žiūri ir paskui irgi kelis kartus buvo jaunikis, sako, aš tai tik laukiu to filmo, kaip čia atrodys, kaip čia kas. Aš žinau tik tai vieną dalyką, kad, tarkim, gerai nufilmuotas filmas yra daug stipriau veikianti žmonės priemonė negu gera nuotrauka, ar ne? Nuotrauka, kaip ir Salvijau, tu pats sakai, pažiūrėjai, ten užvertėjai, padėjai. O tu pamatėjai vėlgi tą patį žmogų kalbantį, tu kažką pajutai iš karto. Emocija sukelia daug stipresnė. Ir tą žmogų truputį daugiau tu pažįsti, ne? Tarkim, ten senelis kažkoks atsistojo, pasakė kažkokį žodį, netgi, kaip pasakyti, netgi nepažįstančiam to žmogaus, tu iš karto, pajauti tą žmogų labiau, negu tu žiūrėdamas į negyvą nuotrauką. Mes kalbėjom apie tą dalyką prieš vestuvinį filmavimą. Salvijau, gal tu gali papasakoti apie kitą tokį reiškinį, tai vadinasi same day edit, tai yra tos pačios dienos montažas. Tai yra trumpas vestuvių dienos akimirkų filmukas, jis ten 3-5 minučių ir jis parodomas tos pačios dienos vakarą. Pradėjau bandyti irgi daryti tos filmukus, aišku, yra labai sudėtinga, kadangi tau reikia dar papildomą žmogų, turi papildomai kompiuterį vežtis į vestuvių pokelį ir tada sumontuoti, bet aišku, aš suprantu, kad ten tie jaunieji ten fantastiškai jaučiasi, pamatę tas visas emocijas jų, kurios ten buvo, ten besakant priesaiką, kai kurie, aišku, iš svečių, jie ten ceremonijoje gal nedalyvavo, jie paskui pamato tam filmukę tą patį vakarą, kaip ten viskas buvo įvykę, bet ir pats labai jautiesi toks pakylėtas, nes publika, ten ovacijos ir viskas kitas būna tikrai, ten efektas didžiulis yra. Tai. Visiems labai fainai, ne? Tarsi buvo, bet visi mato iš šalies ir čia atrodo du bėgioja ten su kamerom, kažką jie ten daro, gal ir nieko, gal bilieką daro, bet kai visą tai paskui pažiūri, per kitą visai, tu, ypatingai tie jaunieji jau neatsimena, kad ir priesaiką sakė ir tą, nes vis tiek būna visi. Kaip aš sakau, kaip ir man pačiam buvo, kaip tunelį atrodė viskas, nors atrodo, kas čia teisiu, čia praeisiu, tas, bet iš tikrųjų vis tiek ir jaudulys ir tas, ir žmonės tikrai viską užmiršta, o čia jau vakare žiūri ir irgi visada žiūrėdami, visada jaunieji ir ašarą nubraukia, tai tikrai emociškai būna labai stipru. Ar žinot, kokia yra didžiausia jaunavedžių baimė užsakant vestuvinį filmą? Ne. Sako, ar neliepsit vaidinti mums? Suktis ratu, ten laikyti ant delno ar... Saulės laikyti? Aš Saulę tai visada liepiu laikyti, iš tikrųjų. Tik susitinka, sakau, dabar palaikykit Saulę 20 minučių, o paskui jau aš viską sulipdysiu. Geriausiai būtų šitiem jauniesiam tada pasakyti taip. Gal vestuvių dieną mes filmuojamės natūraliai, taip kaip jinai ir vyksta, bet jeigu jūs tikrai norite pabūti aktoriais, tai mes padarom tokį prieš vestuvinį filmuką. Ir tada tikrai mes turėsim laiko, mes galėsim pragalvoti kažkokį scenarijų. Tam scenariu gal atsispindės jūsų pažinties istorija ir valio, mes tada galim vaidinti ir tikrai padaryti kažką tikrai labai neblogo. Salvijau, pats užsiminė, kad anksčiau vestuviniai filmai būdavo 3 ir daugiau valandų. Aš pačiam teko kažkada permontuoti vieną filmą, kuris truko 6 valandas 5 minutės, sumontuotas jau. Iš to liko 15 minučių ir klientai buvo labai labai laimingi. Bet iš tikrųjų, tas dalykas keičiasi. Dabar turbūt klientai vis labiau pageidoja trumpų filmukų. Kokia turėtų būti, jeigu gali būti tokia ideali vestuvinio filmo trukmė? Kad jį būtų įdomu žiūrėti, nenuobodu ir norėtųsi dar kartą, kad ir kitą dieną. Koks laikas yra įdomus, kad būtų žiūrėti, tai aš sakau, kartu klausimas, kaip ir atsakėjai į klausimą, ar ne, nes
filmas ir yra įdomus tiek, kiek jis yra įdomus, tai priklauso nuo vestuvių, tai yra labai individualu, negali sakyti, kad visas filmas turi būti tik 15, 30, 40 ar ten valandos, ar ne. Visas vestuvės yra skirtingos ir pagal tai yra labai dėliojamasi. Ir aš galvoju, tas laikas irgi, kiek jis yra įdomus, va, jį reikia ir tokį daryti, ar ne, kad būtų ir to, ir to, ir to, ir to. Ir čia labai sunku apibriežti tą konkretų laiką, bet aš manau, ten jau 3 valandų nieks dabar nedaro ir 2 turbūt nieks nedaro, galbūt ir 1,5 jau irgi nelabai daro, ar ne? Optimaliausias, nežinau, ten mokslininkai gal kokią paskaičiavę, ar kas yra ten optimalus tas laikas yra, kad žmogus išlaikytų dėmesį, tai yra apie 45 gal minutės, taip sakykime, jau. Avatarą 3,5 valandos visi žiūrėjo, žiūrėk ir gerai, išlaikė dėmesį. Daug kartų po 45 minutės. Be abejo, bet mes tengiamės, kad mūsų filmai patiktų ne tik tiem, kaip sakant, kas dalyvautose vestuvėse ar tiem patiem jauniesiam, ne? Bet dar tarkime, kad tą filmą būtų įdomu žiūrėti ir kaip po 60 metų ar 5, aišku, ir tai bus. Pagrindinis, kas yra praktiškai pagrindinis kriterijus, kuriuo žmonės vertina, sako, aš tuose vestuvėse net nedalyvau, bet man buvo labai įdomu žiūrėti filmą. Tai turbūt yra pagrindinis kriterijus įvertinantis, ar tas darbas pavyko ar ne. Aš manau, tai. Galima vadinti mūsų vestuvinių filmų kūrėjais, nes realiai mes tai ir darom, nes kūryba tai apima visą procesą, tai tiek nufilmavimą tos pačios šventės, jeigu įmanomai reikalinga prieš šventę ir paskui to filmo kūrimas. Tai vėlgi, galim save drąsiai taip tituluoti, manau.